jau grįžai? Grįžau, o tu iš kur? Šampano buvau, draugės atėjo. Ach, šampano? Dieną nesivedžiok daugiau draugių į darbą. Kažkaip nesolidu. Taigi ne kiekvieną dieną. Ach, ne kiekvieną dieną. Einam. Einam. Nesupratau. Kažkur matyti. Taigi čia tai iš anketos. Ai, einam. Einam. Nu, bet ir tu pavadinai mane Albina Spangelytė. O atsiprašau, kas čia per masažas? Limfo, drenažinis kažkoks masažas? Tai yra toks, aš pati dariausi. O tai daug kam jis reikia? Labai gerai, nuo streso. Tu stresuoji? Kodėl? Šiaip steikia žvalumo, energijos. Bet visai gerai būti sekretorė, ką? Eik, tu kas čia gero. Taip, žinoma. Labadiena. Labadiena. Ką veikit? Pat sulaukėm Dinos šampano išgert. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Labadiena. Labadiena. Ką veikit? Pat sulaukėm Dinos šampano išgert. Na tai išgerkim, merginos, to šampano. Duok Dina butelį. Atneš taurės. O jūs, prašom, direktorė, sėskite į savo vietą. Mano giminiai moterys buvo visos išauklėtos. Visos klausė savo vyrų. Tai ką man reikėjo daryti, jeigu jisai girtas grįžo čia namo, kaip kiaulė vartėsi ant žemės, šaukė, kad tas šliūtas ir dar kandžiojo. Ojojojojojoj, tik žiūrėkit, kad nebūtų įkandę. Tai jau tikrai, kad... Na, iš tikrųjų. Na, jeigu jisai vaidino liūtą, va šitas, liūtą, tai reikia jį šitaip išgražinti, Aš gyniausi, jisai buvo girtas. Tu kalbėk su mama, Robertai, ko tu tyli, tu dar gal mamai pasakysi, kad tu nebuvai girtas, ką? Biški aš su vyrais. Ką aš sakiau? Su vyrais. O tai gal dar ir ne su vyrais, o gal dar ir su moterimis, ką? Ojojojojojoj, nereikia, tik jau nereikia iš Roberto daryti mergininką. O tai ką man reikia galvoti, jeigu jisai grįžta girtas, vartosi, tai gal ir ten su moterimis tenai, ką žinau, darė. Mano, jūs pasižiūrėkit, kaip mano rankos dreba, mano širdis, to jau sustos, aš tiesiog negaliu, nu kas jūs per marti dėl Dievo meilės. Aha, teisybė akis drasko, jūs čia pasikalbėkit, aptarkit šitos reikalus, aš einu į vonę. Nes man toks jausmas, kad krokodiliukai mano odą kandžiotų. Oi, ot gyvatė. Mama. Na, kokia gyvatė, Dieve mano, na ir man čia gavau. Robertai, aš noriu tave įspėti. Jeigu dar kada nors šitaip, kai tuk, jie atgal net nesusilaikydamas, tu žinok, yra bobų, kurie aš savo vyrus net kryviais užkapoja. Nesijaudink. Labai prašau. Mama, einam aš tave namo palydėsiu, gerai? O kirvio tai, žinok, mes ir neturim. Peilį turit, peilį. Einam, nebegaliu, man jau tai jau širdį sustos, man reikia oro. Man reikia išeiti į lauką. Nesijaudink. Marija. Aš tave palydėsiu. Tai ką, tu važiuosi išgerus? Tai kad aš negeriau, aš tik prie lūpų palaikiau. O tai panas, kas ten buvo su ta panelė, kur sekretorė norėjo būti? Įsižeidė ir pabėgo, va taip va. Mes tai castingą padarėm. Padarėm castingą. Nepraėjo. Bet jinai vadė tikrai patiko, man atrodo. Nu ką, patiko, nepatiko. Tai ką, važiuojam? Tai sėkmės, aš vad. Kur? Tu važiuojam kartu. Ką tu viena? Tai važiuojam. Taigi važiuojam. Dino, tai pagalvosi, kad pyksti ant manęs. Nu ką tu veiksi viena? Važiuojam. Vis tiek neturi kur eit, ką daryti. Važiuojam.
tie beržai taip suaugo. Atsimenu, kai buvau mažas, dar tai čia bėgiodavau. Kai buvai mažiukas, tai buvo pasodintas šitas beržas. Pažiūrėk, koks tai kaip tu, vaikeli. Na gerai, Robertėlį, manęs daugiau lydėti nebereikia. Eik, maldauju, eik, mažutė. Na, kodėl? Na, kaip kodėl? Nu, akytė pamušta, galvytė pradės svaigti. Eik, mažutė, dar nuo ko nors gausi, dar į kitą akį. Mama, liaukis. Aš turėsiu pati. Išsikviesiu taksi, parvažiuosiu, mama. Ir kas buvo, tai jau pražuvo, kas blogiausia jau praeitį. Turiu galvoj tas garažas, ta degtinė, ta užkanda. Na, aš tau noriu, vaikelį, pasakyti taip. Jeigu jau moteris šeimoje naudoja smurtą, tai va tokia šeima pasmerkta žlugti, Robertai. Mama, čiagi iš tikrųjų tai aš smurtavau. Tikrai, mama, aš norėjau įkasti Jūratę į koją. Jėzus Marija, Robertai. Tai argi aš, vaikelį, tave mokiau, kad reikia kasti moteriai, na dar kur į kojas, na, Robertėlį. Tai žinoma, nebe taip jau susiklostė šeimyninės aplinkybės. Na, tai aš negaliu taip paaiškinti dabar visko. Robertėlį, palauk. Einam čia arčiau. Palauk. Pasižiūrėk, koks tai dangus. Na, toj pradės lyti, sušlapsi, važiuoju namo Liaukis, pas mama, Jūratę. 5 žingsniai beliko, čia dabar, sakau, taksi įsikviesiu. Nu, koks tai taksi kainuoja, pinigus kainuoja, galėtum paimti ir pavažiuoti. Susėsim dar, matas išgėrsim. Nieko čia tokio, tavo tėtis girtas pareidavo ir kas pavalgydindavo, naudavo batus, paguldydavo, o iš šito švarus marškiniai iš krahmolyti laukdavo. Tokie čia moters... Mama, kas ten vaikšto po tavo butą? Tai kad ten nieko nėra. Tai aš mačiau, sujudėjau užuolaidą. Tai kad ten nieko nėra, nežinau. Mama, aš ne aklas. Kas vaikšto po tavo butą? Tai kad aš nežinau. Turi naują kakalį? Robertai, aš tavęs prašiau, kad negirdėčiau daugiau šito šlikštaus žodžio, supratai? Tai gerai, tai gal vagi sukinėjasi, tai gal reikia policijai skambinti? Jėzu, prisiminiau kaimynę, taigi aš jai daviau raktą, kad jinai gėlės palietų. Na, tai va, štai užuolaidos ir juda, gėlės, pažiūrėk, laisto, na. Kaimynė? Kaimynė. O kodėl jos galva tokia praplikus? Nuo švitinimo, jis serga vėžiu. Tai į darbą neina, daviau raktus ir laisto gėlės. Na tai ir viskas. Ir... Klausyk, Robertai, aš tavęs labai maldauju. Eik tu namo, būk geras, palik tu mane ramybėje vieną kartą. Eik namo. Žiūri ir žiūri. Ko iš čia nori? Jis pastebėjo, kad kažkas tai viduje yra. O ką tu sakei? Na, pasakiau, kad kaiminė gėlės laisto. Su juodais akiniais, kaip gangsteris į San Remo. Jo akis pamušta. O kas pamušė? Žmona. O, nueina. Nueina? Klausyk, Irena. Kaip tu galvai, jis nieko neįtarė? Oi, ne. Jeigu jis ką įtartų, tai žinok, aš pati pirmoji sužinočiau. Piragas. Kas? Va, Jėzau, piragas. Jėzus, Marija, koks piragas? Ašgi tau piragą kepu. Piragą kepi? Ką tu nori pasakyti, jis dingo? Nu, man neskambino Sandra irgi. Aš nesuprantu, ko jis čia važiavo iš to Londono, kad pabėgtų. Nesąmonė, tik aš mačiau, kaip jis tave žiūri. Kaip? Nu, kaip katinas į pieną. O tai jo telefonas išjungtas? Išjungtas. Tai gal jis į Vokietiją grįžo? Nu, bet nežinau. Nu, tai reikia sužinoti. Bet kaip? Sakai, kad jis modeliu ten dirba, ne? Jo. O ką jis ten modeliuoja? Pižamas demonstruoja. Ne. Va, kaip jos susižavėjus, kas aišku. Nu gerai, sakyk, ką reikia daryti? Nu, tai reikia paguglinti, surasim agentūrą, telefono numerį, paskambinsim jiem ir sužinosim, ar jis Vokietijoje ar ne. Tiksliai.
Sandra, nešk čia kompiką. Palauk, pirmą pavalgysim, tada atnešiu. Vėl kiaušinienė, ne? Ką tu daugiau moki gaminti? Vakar kiaušinienė, užvakar kiaušinienė, šiandien kiaušinienė. Ką daugiau moki? Ką moki? Jes, Marija. Gal man neskambint? Ką aš jam sakysiu? Tipo, labas, kodėl man neskambini? Kur esi? Visai, namuose, pamiršau. Taigi geriau tiesą žinot, negu spėliot. Na jo, gal tu ir teisi. O tai buvau prisisvaigus, žinai, tipo, vyra, žmona, viso takoja. Eina savo, viskas išėjo kaip visada. Šūdas. Prašau. Kas čia? Kompresas. Kad karštį išimtų, rytoj tavo mėlynės nebebus. Vakar primušė kaip šunį. Šiandien jau kompresais gydo. Klausyk, nereikia gerti. O jeigu tu prisigeri, tai nereikia vaidinti liūto ir kandžioti man kojas. Dieve, Robertai, policijoje dirbi. Visą tai kažkaip nerimta. Ką mama sakė? Nieko mama nesakė, ėjo ir nuėjo. Ėjo ir nuėjo, ar ne? Taip, man atrodo, ji turi naują kakalį. Ką tokį jinai turi? Kakalį naują. Iš kur tu žinai? Vat mačiau. Jinai sakė, kad ne, kad kaimynė gėlės laisto. O aš mačiau. Kakalis. Taigi labai blogai. Ar tu žinai, kad blogai? Čia dėl miško blogai. Tu ką nori turėti antrą patėvį, su kuria reikės dalintis mišku? Žinai, aš tu pasakysiu, tavo mamai iš viso į senatvę smegenis suskistėjo, apie meilę kažkokią pradėjo galvoti. Jūratė. Nu ką, Jūratė? O jeigu dar tas senis protingas, tai išparceliuos visą mišką, liks tik tai kelmai. Oi, Dieve, Robertai, jinai tik tai apie save galvoja, apie mus visiškai nepagalvoja. Tu turi išsiaiškinti, kas yra tas senis, supratai? Išsiaiškinti reikia. Sutinki su manimi? Aišku, sutinku, Jūratė. Gerai, labanaktis. Jūratė. Jūratėlė. Ką? Tai viena šiandien nakvosi. Viena. O tu miegosi visą savaitę čia. Ir pats žinai dėl ko. Dar ko gero. Wie? Ja, ich verstehe. Danke schön. Nu, ką pasakė? Nu, vienu žodžiu, Emilio nėra Vokietijoje. Jam rytoj fotosesija, jo visur ieškojo, jo niekur nėra. Tai klausykit, panos, tai kaip čia išeina, kad jis Lietuvoje sėdi ir tyli? Bliamu, gal kokia kita paviliojo. Nu, o dabar tai aš jį tikrai turiu susirasti. Susirasiu tam, kad pažiūrėčiau jam į akis. Reikia dar paskambinti. Gal jis Londone sėdi, ar kur? Einu aš. Klausyk, Dina. Man tas Kovaldas reikalingas kaip varliai lietsargis. Ai, nu ką čia šnekiai? Kai viskas gerai. Pamiršta, gerai? Aš turiu šampano. Išgersim ir viskas pasimirš. Ir jeigu tau įdomi mano nuomonė, Dina, man atrodo, kad tu verta žymiai geresnė. Žinau. Nu ką, tai įkalam? Įkalam.
Kostė, Taigi man deguonį turi atvežti. garažas uždarytas. Galit, tai kaip bus su tuo garažu? Man deguonį turi atvežti. Taigi aš pats tai garažą nelysiu, bet deguonis tai jau važiuoja. Aš tą girdyklą uždarau. Kokią girdyklą? Sės ger kavą. Taigi nieks manęs ten negirdo. Nu buvo proga, taigi pirmą dieną grįžau po atostogų. Tu paklaus, ko nori, visi švenčia, kai grįžta po atostogų. Kostė, tau reikia pakeisti darbą. Aš tau labai rimtai sakau, klausyk, turiu tokią draugę. Dirba savivaldybei, mes tavai taisysim vairuotojų, tada negersi ir užsidirbsi. Dabar, kai užsidirbi, viską per savo auksinę gerklę praleidė. Kostė, matai, ką iš tavęs garažas padarė? O darbininkai, taigi mokesčiai, sodra, išeitinės pašalpos, ką su jais daryti? Parduos butelius ir turės pašalpoms. Galia, čia nerimta. Antstoliai mane po gyslą ištampys. Aš už viską sumokėsiu. Galia, duok man mašinos raktelius. Man labai reikia. Aš turiu tam Robertui dokumentus nuvežti. Vakar jo žmona paliko. Duok. Ką? Raktą garažo. O Galia. Jau beveik išgėriau. Ačiū. Va kur tu? Seniuk, pabūk prie varo, aš tuoj prieisiu. O ką tu paims? Vandens paimk, tuoj prieisiu. Ačiū. Ugnė neskambina? Kodėl jinai čia man turėtų skambinti? Kad kažkokia nejautri paliko. Aš jai sakau, kad skyrybos užtruks. Sakiau, kad turtą per pusę nori dalintis, o jai man sako, kad jokio turto jai nereikia. Apie tavo, kad jį galvoja. O dėl turto? Seniuk, gerbiu, teisingas sprendimas. Молодец. Ašgi čia tik tokį vaizdą darau. Не понял. Nu taigi namas užrašytas ne mano vardu ir... Ai, Ugnė apie tai dar nieko nežino. Tai čia išeina, tipo, tu mano Ugnė išdūrei? Ta prasme. Ta prasme. Nu palikai ant ledo. Seniuk, tai jai priklauso pusė turto, kartu gyveno. Tai pagal įstatymą priklauso. Tai tu jeigu bachūras, tai daryk. Tu privalai. Ką aš privalau? Dar pasakai, kad aš čia su to vokiečiu turiu išlaikyti? Seniuk, nu tai taip išeina, kad mano dukra su tavim gyveno ir nieko neužgyveno.